Eterį šiandien aš ne viena, šiandien turiu svečiuose Jūratę Latakienę. Labai džiaugiuosi visada pokalbiai su ją, nes su Jūratė mes jau pažįstamos iš tikrųjų nemažai metų, keliaujam kartu ir su intuityviaja mentorystė ir jau dabar, kaip sakau, nors ir dar vis kartu, tik jau šiek tiek kitose etapuose jau, bet tu man jau kolegė, tu man jau seniai kolegė, net ne studentė ar ten kažkokia tai klientė ar dar kažkas. Tai va, tai labai smagu, kad mes vėl galim kartu susitikti ir jau eiti į, sakykime, tą žmogų, į tą moterį, kuri jau yra tai, ką mes galim įsivardinti kaip pabudusi, bet vis dėlto kažkodėl jei kažkas ten nepavyksta, ar ne? Tai va, tai šiandien mes kalbam apie santykius, nes Jūratė būtent santykiuose ir specializuojasi. Turi daug įvairių ir patirčių, savo asmeninių, ir iš klientų, ir tame tarpe programų įvairiausių, taip kad čia, na, aš tikrai, kaip sakant, savo auditorijai sakau, kad jeigu jau jaučiat, kad čia yra tas jūsų stabdis santykiai, tai aš labai, kaip sakau, ramia sąžinė atiduodu Jūratės rankas visą. Tai labas, Jūratė. Sveiki, sveiki. Ačiū, Žaneta, už tokį paprastą, bet neprastą pristatymą. Tai dar jeigu nori nuo savęs kažką, gal praleidau, aišku, nes vis tiek tu dirbi su, ne visom, sakykime taip, ar ne, tu dirbi su tam tikrom moterim, kurios turi tam tikras, sakykime, problemas, tai galbūt tu pati nori įsivardinti konkrečiau. Aš dirbu iš tikrųjų su moterims, kurios ir pavargusios santykiuose, išsekusios. Iš tikrųjų jau daug žino, daug mato, bet vat, tas pabudimas po pabudimo ir vat, visai kitas etapas, kaip ir santykios ir labai daug etapų, taip ir po to pabudimo, kai mes ir nepabundam ir visos norim būti labai moteriškos, labai ten, žinai, va tokios, kad ten mumis rūpintųsi ir, tiesiog prisiklausom, prisiskaitom ir nebežinom iš tikrųjų, va kaip būti ta tokia tikra, noriu būti tik tai gera ir ten, žinai, va tokia pasyvi, kad būti, kaip aš sakau, išlaikyti ne kažkieno, tai ne apie mane. Iš tikrųjų, aš esu praėjus ir šitą etapą, kai pasitikrinau, kaip būti ir ar faina būti, va ta tokia išlaikyti, nežinai, vyro. Ir ten mėgautis kokiais trupiniais, va kiek ten beliko, ar ten dėmesio, ar pinigų, ar kažkokių laiko kartu. Tai va, aš iš tikrųjų kviečiu šitas moteris, kurios jau pabudo, kurios nebenori taip kaip anksčiau, nesvarbu, kokiose ten rolėse buvo, ar geros mergaitės, ar stiprios moters, mes visos tuos etapus perėjom ir aš buvau ta tokia stipri ir verslą kurti ir įsivaizdavau, kad aš viską nešu viena pati, o šiaip iš tikrųjų ir nesuvokimas, kad tu viską darai, ne iš vidinio to tokio, iš vidinės tos tokios, žinai, meilės ir iš vidinio impulso, o todėl, kad taip visi daro, nes sena programa tokia neįaugusi ir mus vedė siekti tikslų, būti vertingomis tik tai dėl rezultato, dėl karjerą daryti arba ten iš vis būti tobulai, žinai, ir visur suspėti ir būti ir tobula žmona, tobula verslininkė, tobula mama, o kaip dabar ir ne vis daugiau informacijos ir apie mūsų tą neuroįvairovę, apie tą tiesiog va tokį žmonių išskirtinumą ir tą skirtingumą, vat, man tas labiausiai iš tikrųjų sužavėjo, kad aš tiesiog pirmiausiai, bet Žanetos dėka iš tikrųjų pradėjau nuo savęs. Nors tada, iš tikrųjų tuo metu, tai buvo COVID-as prasidėjęs, buvo labai palankios sąlygos tiesiog eiti online'us, nebevažinėti, nebeieškoti, nebesiblaškyti, o tiesiog sugrįžti
į save, niekur neįkoti resursų, nei tau važiuoti, nei to eiti, tiesiog vat, eiti į save, sugrįžti į save ir pirmiausiai vat, pažinti save, nu kas aš tokia esu. Nu lemba, nu aš esu ne vien tik tai fizinis kūnas, kuriam reikia ten atrodyti iš išorės tik tai, žinai, gražiai, susitvarkiusiai, tobulai, tobulos figūros, bet aš esu ir nu, daugiau aspektų. Ir vat Žanetos intuityvios mentorystės dar prieš tai pirmųjų tų kursų, aš ten buvau ta tokia žingeidi mokinė, kaip aš sakau, Žaneta augo ir kaip jinai dabar sako, kad mes esame kolegės, taip, aš taip ir jaučiuosi ir netrupučio nesijaučiu kažkokia ten, bet aš esu tiesiog, kaip aš sakau, gyvenimo mokinė, žemės mokinė, visatos mokinė, nu tiesiog aš mokinuosi per patirtį. Man tradicinės mokyklos nepatiko ir iki šiol aš jų dar nesuprantu, bet džiaugiuosi vis daugiau ir daugiau tiesiog susitinkant tokių žmonių, kurie kuria tas kitokias ugdymo įstaigas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Ir vat suaugusiai gali rinktis online, gyvai. Aha, kažką žadėjai sakyti? Aš tiesiog, žinai, bandau dalintis ir galvoju, kažkodėl man ne visai taip, kaip noriu dalinasi, bet tikiuosi, kad mes matomės. Matomės, bent jau aš matau. Tai gerai. Žinai, ką aš galvoju, mes čia kalbam, pabudusi ten visą karą, iškart šokom, kaip sakant, į tuos jau rimtus reikalus. Aš galvoju, gal mes pirmą bandykim, kaip sakant, pateikti, kaip mes suvokiam, kas tas pabudimas, nes čia irgi gali būti daug nesusikalbėjimo, ar ne, nes jeigu tas yra, ką mes įsivaizduojam, pabudimas, būti jau, nu, vadinkim, nebe auka, ar ne, kažkokia tai, o jau ta jau karalienė, kur dabar manim prašom čia visi rūpintis, ir vyras ypač, na, ar ten sijonų kažkokių ilgų užsidėjimas vietoj kelnių, žinai, ar kas, ta prasme, daugelis suvokia pagal save šitos dalykus, tai galbūt kaip tu tai supranti ir kas tau yra pabudusi moteris, gali šiek tiek irgi dar praplėsti. Man pabudusi moteris ir, žinai, va ta tokia tikra, gyva, leidžianti savo jausti visus jausmus, leidžianti tiesiog savo svajoti, pildyti savo norus, savo poreikius, leisti būti nepatogiai. Tiesiog, nu, va ta tokia tikra, bet ne iš karto, žinai, va viskas tai pavyksta, nes kai tu įpratęs esi būti vat, tokiuose rėmuose, save įspraudus, nes nu, tiesiog mes pavyzdžio neturim. Ir tokia evoliucija, kai keliavom, kai tu ir va, užsiminėjai apie tos sijonus, taip, ir aš sijonus ten kažką bandžiau savo materiškumą, žinai, pažadinti per sijonus. Ir viskas su to gerai, man labai patinka suknelės ir sijonai ir viskas ok. Bet tas moteriškumas, nu, jisai neturi dominuoti vien tik tai kaip kažkokia viena, žinai, vienas aspektas. Aš tai vat suvokiau per tą pabudimą, kad mumise ir tas moteriškumas, kuris nu, daugelį šimtmečių jisai buvo slopintas, vat tie jautrumas, tas mūsų intuityvumas, ar ne, ir tiesiog negirdėjimas savęs. Negirdėjim savęs. Ir kai aš negirdėjau savęs, aš negaliu kito žmogaus išgirsti. Pirmiausiai, va, tas leisti savo sustoti, žinai, ir nieko nedaryti kaip autopilotu. Nes tikrai, aš, pavyzdžiui, gyvenau autopilotu paviršiumi ir daugumą taip gyvenom, ir tuos jaunus dėjau, ir be liemenukų vaikščiojau, ir visokiausių ten, ir aišku, ir stovyklų, ir kažkokių karalienių stovyklų ir ten tų. Viskas ir gerai, tai buvo nuostabios patirtis. Bet aš tiesiog dabar, vat ta Jūratė, kuri nori pati kurti. Va, kur esmė, aš ta Jūratė, ar ne, mes grįžtam prie tapatybinių parametrų. Nes tai ir yra iš tikrųjų ta pati esmė. Ne tai, kad užsidėsiu sijoną ar ten pabūsiu kažkokioje stovykloje ir staiga aš jau būsiu labiau moteriška ar ne, bet jeigu aš savyje nesu ta, vadinkim, ar tai karalienė, ar tai ten ta moteris, ar ne, kokia aš ten noriu būti,
tai aš ir toliau vėl grįšiu į savo senus įpročius, į senus įsitikinimus, į seną kažkokį tai būdą saviraiškos ar dar kažką. Tai ir dėl to mes tik tai, nu, tam tikrą prasme imituojam tada tą pabudimą, o ne iš tiesų įsivardinam tą tikrąją prasme pabudimo, va tą tikrumo prasme, kaip tu ir gražiai pasakei. Jo, tai, žodžiu, aš tiesiog tokį norėjau, kad visoms būtų aiškiau, ar ne, apie ką mes kalbam apskritai. Tai va, ir tu, kadangi jau tuos visus etapus tikrai praėjus ir puikiai atpažįsti savyje, ką reiškia tik imituoti pabudimą, ką reiškia iš tikrųjų pabusti, ką reiškia jau savyje būti ta, kaip sakau, tu gali būti karalienė ir su halatu, bet vis tiek karalienė. Ar ne? Vadinasi, per ten kažkas nieko nekeičia esmės. Va, o ką tu savo gyvenime atpažinai galbūt kaip tokius, nu, esminius, kertinius dalykus, kurie didžiausią pokytį toj transformacijai, vadinkim, ar kaip mes šį įsivardinsim, padarė? Aš atpažinau tiek savyje, tiek vat, dirbant su moterimis, kad begalinis ir nekantrumas, vat kada, nu vat kada čia kažkas pasikeis, nu vat kada, nu nėra, vat prisirišims prie to galutinio rezultato. O kai tu, vat, nu tiesiog, kai aš vat viduje priėmiau sprendimą nelaukti, kol kažkas pasikeis, tiesiog vat gyventi, augti, neužstrigti, žinai, ten prie galutinio rezultato ten, žinai, prisirišti ir neužstrigti iš vis va toj vienoj tokioj vietoj ir laukime ir būsenoj. Tiesiog plėsti tą savo sąmonę, plėsti savo ribas, brėžti savo ribas pirmiausiai, ne kitiems ribas. Aš labai daug ribų savo nubrėžiau kaip vienas iš pavyzdžių. Jeigu aš noriu būti va ta tokia tikra, gyva, viską jaučianti, leidžianti tiek savo, tiek kitiems, tai aš pirmiausiai turiu nubrėžti savo ribas, ko aš nebedarysiu. Ne ką aš vis kartosiu, kursiu tą patį scenarijų, kaltinsiu ten tėvus, kaltinsiu ten vyrus, kaltinsiu kažkokią sistemą, kritikuosiu, apkalbinėsiu, žinai, o ne fokusuosiu, ko aš iš tikrųjų noriu. Ir va čia ir didžiausias užstrigimas mano buvo, kad mano tas negatyvus, žinai, va ta tokia negatyvioji ta dalis, ten, kur visada gyvenusi, lėkime, skubėjime, negirdėjime savęs, jinai net neturėjo to gebėjimo pamatyti save, žinai, iš ateities. O kaip aš norėčiau net leisti savo pasvajoti, kad gali būti kitaip. Nes tikrai visa struktūra ir visas, nu, tiesiog toks įrašas, įspaudas visam kūne, aš visada tokia būdavau pasiruošus kažkokiai grėsmiai, kad kažkas mane va ten užpuls, kažkas mane ten pakritikuos, kažkas mane ten sugėdins, apkaltins ir tiesiog aš va tokioj būsenoj. Ir dauguma moterų gyvena tame ir ateina su tuo. Ir tada kas vyksta? Ne į savęs įgrėžimas, kur man ten, kas ten man skauda, o projekcija į kitus. Jisai mane suerzino, jisai ten kažko nepadarė, jinai ten, žinai, kritikuoja, mama ten šiokia tokia, giminė tokia, net tokia, nu žodžiu, tai va ta tokia vaikiška sąmonė, aš tai vadinu dabar kaip vaikiškoji dalis, tas vaikiškas aspektas, jisai labai bijo suaugti. Nes tikrai labai daug piktų dukrų ir piktų sūnų išorėje ieško, vieni ieško saugumo, piktos dukros ar ne, kurios ten negavo, pavyzdžiui, to, ko norėjo, bet ir iš tikrųjų ir tokių skirtingų situacijų, kaip, pavyzdžiui, atėjo moteris ir sako, man davė ir pinigus, ir butą ten padovanojo ir nupirko, aš norėjau labai ryšio, aš norėjau labai ten laiko kartu, žinai. O kita atvirkščiai, pavyzdžiui, sako, aš norėjau pinigų, o ne laiko kartu. Nafik man tas laikas kartu, dabar aš nieko neturiu tarsi. Ir bet koks, va tas nesuaugęs vaikas, nors nesvarbu ten 30, 40, 50, jisai tiesiog ir va ta sąmonės branda, kad kažkas kažką man turi duoti. Ir aš tame buvau. Jo, ta prasme, mes nekritikuojam ten, ne ta prasme sumažinti, sumenkinti tas vaikas, ar ne, jis tiesiog visose pas mus kaip aspektas egzistuoja.
Ir Taip, netgi pačiausiuose, brandžiausiuose ir pabudžiausiuose. taip, Kituose pas mus jisai yra tik tiek, kad mes išmokstam jį atpažinti ir atitinkamai su juo gyventi. Ne jį ten kažkur išvaryti už durų, bet kaip tik tai išgirsti, ne, kaip tik jį įsiklausyti, ko jis ten galbūt vaikystėje negavo ir dabar dėl to bando išlysti, taip sakant, mums. Jo, tai va, tai aš čia tiesiog tą norėjau įnešti šiek tiek, kad neatrodytų, kad mes čia vaikiškomis vadinam tas moteris, sakykim taip. labai faina yra ta dalis, ta vaikiška, labai faina, kai tu tiesiog leidi savo ir nusikalbėti, ir pašmaikštauti. Ir mane labiausiai, vat, pavyzdžiui, kai aš esu toje, žinai, tiesiog pereinu į tą, ne, dominuoja tą būseną, man vyrs netgi sako, nu, kaip fainai ir tiesiog tokia žaisminga ir jokai ir mes ten visokiausių bajerių prisigalvojim, visokiausių, nu, tiesiog paprastų tokių suaugęs jau iš šonų sakytų, žinai, kažkoks nesąmonės, tas, žinai, rimtumas toks ateina. O čia ir tas fainumas, paprastumas, todėl, kad tu gali būti savimi. Ir tuo metu, kaip būnasi, tame ryšyje, kai būnasi, tuo metu, toje akimirko ir viskas. Ir kas dar dažniausiai, žinai, užstringam, ir aš pati tame buvau užstrigus, per daug analizų, per daug analizavimo, per daug ten visko analizuoti, kodėl tai buvo, už ką, kas, realiai viskas. Realiai aš atėjau į pasaulį kaip siela, žinai, su to fiziniu kūnu patirti patirčių. Ir aš dedu, žinai, tą savo lentynas ten kažko, vieną patirtį praėjau sąmoningai, va čia praėjau vaikiškai, okei, bet ką aš galiu iš tos patirties tiesiog pasimti ir neštis. Aš esu antroji santuokoj, okei, aš buvau vienoje, toj pirmoji santuokoj, nu tikrai nebrandi. Ir čia ir tiesiog, nu, mano patirtis tokia, bet o ką aš nešuosi į antrus santykius, ar aš tą patį nešuosi? Ne, aš suvokiu, tavo dėka tiesiog išmokau reflektuoti kiekvieną situaciją, kas beįvyktų mano tiesiog, kaip aš tą susikūriau. Kaip aš tą susikūriau. Ne vyras, ne mama, ne tėtis, ne vaikas čia mane, žinai, kažkom tai įtakoja. Aš pati susikūriau savo mintims, su savo elgesiu, su tuo pačiu minčių mintijimu, su tuo pačiu scenarijų kūrimu. Ir tiesiog darau tą patį per tą patį. Ir nieko nepasižiūriu. Neprisimu net atsakomybės. O kodėl aš to neprisimu atsakomybės? Nu, todėl, kad ir lengviausia apkaltinti. Ir čia ir ta vaikiška pozicija. Bet ta vaikiškoji dalis, jinai labai nenori prisimti atsakomybės. Labai. Jinai nori ko? Blizgučių, žaisliukų kažkokiu, ne, labai daug gero laiko, nežinia, nu, tiesiog, nesvarbu ir neprisimti atsakomybės. Nori ir pinigų, o pinigai ir tam vaikui duodam, kaip aš visada sakau, ledams, saldainiams ir blizgučiams. Nu, bet nu ne kažko daugiau ar nedarimo. Sukūrimo. Ir kai ateina du tokie, įsivaizduoju, vaikai, ateina į santykį du vaikai. Mes visi esame žemės vaikai. Ir kai man labiausiai iškelia tokį neerzdulį, bet nu, tokį kažkokį nemalonų jausmą, kai aš perskaitau postus, kur menkina vyrus, arba kita pusė menkina moteris. Bet čia, tai šitas man ten toks vidinis konfliktas pradeda virti, žinai, kaip pradeda nevirškinti tos informacijos. Įkvepiu, iškvepiu, žinai, pakvepuoju, nu okei, dar tiesiog jie ir tame. Jie nori kovoti, jie viens kitą nori menkinti, jie nori kariauti ir po to mes sakom, iš kur tie karai, marai ir ten visokie ten, prašant, lygos ir visokios, žinai, bausmė kokia nors ateina, bausmė kaip kokia liga, kokia, žinai, ten finansinė krizė ir, o iš kur čia? Nu, viskas, nu tiesiog prisišaukiai, pats kritikuodamas ir nematydamas tų skirtumų. Man labai padeda tiesiog suvokti, kad mes esam antiek visi skirtingi, antiek visi su vidiniais tais pasauliais. Ir tas vidinis žemėlapis, esybės žemėlapis, man tiek įnešė aiškumo, kad tokios kaip aš, Jūratės, nėra. Nėra kitos tokios Žanetos. Jo. Absoliučiai nėra. Aišku, yra tam tikri, sakykime, archetipai ar ne, mumyse, kad yra tas pats vaikas, ten, sakykime, mažas ar ne, ar
ten tas pats Taip, logikas ten kažkoks mūsų, ar tas rimtuolis mumyse, ar kritikas, ar kas ten bebūtų, bet vis tiek va, ta visa, sakykime, proporcija, ar ne, visų šitų dalių pas kiekvieną iš tiesų yra unikali ir tuo mes visi gražus. Ir dėl to labai yra smagu, kai tu save visų pirma pažįsti, tas savo dalis. Ir tada žinai, ką išprojektuoji, arba bandai ką išprojektuoti į kitus ir kuo geriau neprojektuoti, ir ne, kitaip sakant, su kuria dalim galbūt dar nesusipažinai ir verta susipažinti. Jo, ir čia tu apie tą esi žemėlapį, kaip užsiminiai, tai čia mes jau greičiausiai kalbam apie genų raktus, ar ne? taip, apie genų raktus ir tai ir tiesiog manyje užkoduota, įspausta į DNR ir tai ir, nu, neatsiejama nuo manęs. Ir, ir aš suvokiu, kad, vat, nu, tiesiog, jeigu aš noriu iš smalsumo, aš tai pasižiūriu savo vyro, į savo vaiko, ar ne, va, tuos genų raktus. Ir aš matau tiesiog, vat, kuri mano ta veikia, čia, žinai, šešėlinis tas aspektas, ar tiesiog, ar ne, vat, ta dovana, nes, nu, tiesiog aš būdama baimėse, strese, ten kaltinimas, kritikavimas, nu, aš negaliu nieko naujo sukurti. Ir ten ir viskas užkoduota. Ką turi išmokti, kaip turi praeiti, ir tai yra labai paprasta. Dabar iš vis ir pagalbininkas, ten net tiek ir tas dirbtinis intelektas, nereikia ten sėdėti išmastyti, labai ilgai ten mąstyti. Anksčiau tikrai aš visus metus jos tyrinėjau, kol praleidau pro save, bet tiesiog aš leidau savo. Nes kitos moteris neleidžia savo, prisima labai daug atsakomybių, neša ten atsakomybės, po to pavargsta, protas aktyvus, nori labai suvokti, o suvokti neišeina. Čia tiesiog ar net turi tiesiog pajausti ir tam padeda tą paprastai žodžiais tiesiog ar ne, vat, ir įsivedus į pagalbininką. Tai nėra mano pagrindinis įrankis, kad aš ten dirbčiau su juo, bet pačiai moteriai nuima tokį pasipriešinimą, žinai, pasipriešinimą, kad va čia Jūratė nusišneka. Šiaip aš ir iš pirmo pokalbio, iš va to pirminio diagnostinio pokalbio, aš jau girdžiu ir matau ir atpažįstu, ar ne, apie ką, ar aš galėsiu pasitarnauti, pagelbėti, ar ne. Ir tai nėra, kad aš visoms iš tikrųjų padėti, ne. Ir, nes aš renkuosi dabar iš tikrųjų tos, kurios tikrai nori, kurios jau ir pabudusios, nebetempti ten iš tų, nes du vaikai gali kartu augti santykiuose. Du vaikai tikrai gali augti, jeigu aš priimu sprendimą leisti savo augti ir netrukdyti kito augimo, nekontroliuoti kito augimo. Nes aš vienam tam etape buvau užstrigus. Tada aš buvau tiesiog užstrigus ir norėdavau tiesiog, kad su manim vyras taip pat augtų, jis tai tuo pačiu domėtųsi, ten tą patį darytų, žinai, kaip aš vos net ten. Ir va čia ir vėl tas ir toksai etapas. Nu taip, tai aš žinau jau geriau, jau aš viską suprantu, o jis dar ne, nu, toks atsilikęs. Tokia visa žinė. Ir vėl čia ir tiesiog toks užstrigimas. Ir taip, ir vat, tame irgi moteris užstringa. Ir labai faina, kai ir bendruomenė, grupė, ir visokių, ir moterų, kurios ir tiesiog ant tiek skirtingos. Pirmiausiai moteris mokosi atsiverti, būti va tokios tikros, gyvos, nesuprantančios, liūdnos, paliūdėti savo leidžia, nieko neveikti. Ir pasidalinti, kaip jaučiasi, pasidalinti va tokiom tiesiog savom gyvenimiškom situacijom, nes kai tu esi toj būsenoj, tu va, iš tos pačios būsenos tu nerandi atsakymų. Tu esi užsisukęs tokiam chaosui ir kuri dar didesnį chaosą, ten viduje konfliktas, nu, žodžiu. Ir dažnai būna, kad vienos yra aktyvesnės, kitos yra ramesnės, nes tiesiog mes visos skirtingos ir visoms ir tiesiog fainai, kad gali būti tokios, kokios ir nereikios prievartos. Bet transformacija turi tos, kurios aktyviai dalyvauja, įsijungia, kurios dalinasi, nusima tas baimės karūnas, visažiniškumą, žinai, tokias. Tiesiog prie šito, kaip sakant, padedi prieiti, nes, nu, įsivaizduok, moteris užsidariusi pilnai visiškai savyje, ar ne, dėl tų tavo vidinių kažkokių tai, ar tai traumų, ar išgyvenimų, kaip mes ten be pavadinsim. Yra sunku tai padaryti atvirai, ar ne, tai
Taip. Tai čia genų raktai yra tas būdas, kaip tu padedi joms iki to ateiti, ar kažkaip kitaip. Iki to atvirumo pačiai prieš save visų pirma, nes aišku, kai aš matau save, aš tada galiu prisimti atsakomybę, iki to laiko ašgi negaliu, ne? Tai ir iš tikrųjų labai pirmiausiai atsiveria labiausiai, kai ir tokia saugi erdvė, kurią tiesiog aš sukuriu, ne viens ant vieno. Asmeninės konsultacijos labiausiai atsiveria ir labiausiai įeina daugiau aiškumo. O bendroji, vat, toj grupėje, bendruose zūmuose, kaip tik šį vakarą turime pirmą tą Zoom susitikimą su merginom, Pasidalinti apie ką jūs čia. kurios yra jau pabudusios ir vat tada mes jau tiesiog keliausim to pabudimo. Pabudimas po pabudimo, nes po pabudimo visoms atrodo, kad ir labai lengva. Žinai, ateina aiškumas, kodėl aš tokia, aiškumas ateina jau per genų raktus, aiškumas ateina ten, kad aš čia va, turiu tą ir tą ten iš mamos ir iš tėčio, ten, žinai, va, iš tėvų santykių paveldėjau, čia jau viskas man ir tiesiog įrašyta. Bet tai ir grįžuojams atgal. Ir grįžuojams atgal. Ir vat, kol aš ten grįžuojuosi ir vis analizuoju, nu, vat, kaip pavyzdys, ar ne, kai moteris po skyrybų ir tiesiog, ar ne, va, tokioj, nu, kaip žinai, nu, viena dalis, žinai, tavęs atsiskiria. Po skyrybų, tai jai ypatingai reikia, nu, jinai pabudo, tie santykiai, kur buvo, ar ne, prieš tai jos nebetenkina, jinai pabudo. Jinai pirmas, ar ne, pabudimsi, kad aš tiesiog priimu vidinį sprendimą išsiskirti, išsiskiriu ir jau gyvenu. Bet po išsiskyrimo ten, po nu, ir dokumentų susitvarkymo, ne, ir kiti etapai. O kaip išbūti, negrįžti atgal iš to liūdėsio, iš to ilgesio, iš kaltinimo, neįkristi kaltę, neįkristi savęs sabotažą, neįkristi į vaistus kažkokius nuo depresijos, ten, žinai, į alkoholį kaip neįkristi, kaip neįkristi į tiesiog ten, žinai, į skundų ir apkalbų tą tokį ratą. Kaip? Va čia ir įsitvirtinti savo toj naujoj būsenoje, ar ne, naujoj būsenoje ir naujoj ašy. Reikalingas palaikymas. Ko aš noriu, nes psichika ir tokia, žinai, kaip žemė, ją reikia išpurenti. Ir va ten išpurenus tą psichiką, nu tiesiog reikia pasėti naujas sėklas. Ne gailėtis tų ten, nežinau, 20 ar nesvarbu, ar 5 metų, ar kažkiek, kur buvo kartu ir išsiskyrėt. Nes tikrai tokių moterų, kur pajaučia kažkokį liūdesį ir rašo žinutę, žinai, buvusią. O, ko tu nebedarysi? Psichika ir prisirišus. Šitos ribos, ar ne? Nauji standartai savo. Vėl aš išbūsiu. Pirmiausia, žinai, va, atsigręšiu ir paklausiu, o ko man trūksta šiuo metu? Mano psichikai atrodo, kad man bus saugiau tipo su tuo kitu, nu, ten su tuo buvusiu, nors šiaip aš ten kokį 10 ar 20 metų gyvenau chaose. Ir realiai, kai aš, nu, priėmiau sprendimą neišsiskirti, aš priėmiau sprendimą, viskas įvyko, bet aš grįžuojuosi vis tiek atgal. Bet o gal aš galėjau būti švelnesnė, o gal aš galėjau būti geresnė, o va ten, va tas ir tas. Arba kita medalio pusė, kaltinimai prasideda. Kaltinimai to vat žmogaus, giminės, šeimos, nu žodžiu, ten visokiausių etapų. Ir vat kad tiesiog negrįžti į tą ten, žinai, regresiją, į praeitį, ten, nu, netrajoti tą pat per tą pat, čia ir yra vat, tas palaikymas, ta erdvė saugi, kur tu gali būti visokia. Ir va tik rentant į tą norėjimą ten paskambinti ar parašyti. Jo, žiūrėk, aš žinau, kad tu turi vieną kažkokį tai įrankį, gal ir daugiau turi, kur galima pasidalinti ir, nu, ten toks kaip ir savirefleksija pradžia, ar ne, pasižiūrėti, kokiam tam santykyje esu, ką aš kuriu šiai dienai, kad būtų aiškiau, kokius toliau žingsnius imtis. Jo, aš pasidalinsiu tada po šito įrašų tokį santykių žemėlapį, tiesiog susikūriau, pirmiausiai savo iš ten kūriau, praeiti per tokius etapus. Ir žinoma, po jo jūs, kai praeisit, galima ateiti į asmeninę konsultaciją, o galima ir tiesiog
pamatysite užsiregistruoti ir pradėti savarankiškai tokį bazinį kursą sukūrus, kur tiesiog savarankiškai labai ten ir tokie trumpi įrašai praeiti be manęs, ten be jokių, žinai, vedimo ir be nieko, tai ir ten labai paprastas, labai geras. O kas jau nori, bet sakau, pabudusios, tai tada ir 3 mėnesių kursas, kur tiesiog kiekvienai šitam perėjimo laikotarpiu reikia žmogaus, nežinių. Reikia žmogaus žmogui, kaip man reikėjo Žanetos kaip mentorės, dabar kaip kolegės, kad galėčiau tiesiog ir ne vat, Padiskutuoti. padiskutuoti, pasidalinti ir dar kažkur, vat, nu, vis tiek eiti išsiplėtimą į augimą, o ne užstrigimą. Jau žinau, kaip čia jausti ten visus jausmus, žinau, kaip ten vat, priimti sprendimus, jaučiu, bet, nu, o kur, o kas toliau? Oi, čia labai dažnai Neužsidaryti. jo ir Jo, sudarom ties ta vieta, ties to žinojimo, nes tai nėra dar integracija, žinojimas toli gražu nuo integracijos, kaip sakau. Tai va, tai Jūratė reiškia, žiūrėk, jeigu aš teisingai suprantu, pradžioje, jeigu aš dar pati, kaip sakant, noriu apie save kažką susivokti, tai yra tas santykių žemėlapis, ar ne? santykių žemė. Tada, jeigu aš jau dabar esu apsisprendus, kad viskas gerai, užtenka man čia pačiai su savim bandyti savo kažką įrodinėti, man tikrai pripažįstu, kad reikalingas žmogus šalia ir parama, tai tada asmeninė konsultacija, ar jau šiandien, kaip sakai, turite Zoomą pirmą, ar jau galima tiesiog pas tave greitai užsirašyti ir pradėti tą kelionę kartu 3 mėnesių. Ar Aš šiandien visada dar galima kviečiu. ar ne, klausimas prisijungti? Galima, žinoma, kad galima viską. Tiesiog leiskit save eksperimentuoti, eiti su smalsumu ir šiandien galite prisijungti, parašykite asmeniškai, tiesiog nemokamai ir iš šio vakaro Zoomą galite prisijungti, vat, pajausti, pamatyti. Iš tikrųjų, visada mūsų būrys moterų ir negausus, ir labai visos, ir pačiupinėtos, kiekvienai dėmesys ir tiesiog skirtas, tame ir fainumas, kad tikrai galite. Bet jau parašykite asmeniškai, kad tikrai norėtumėte šį vakarą 20 valandą ir Pabusk santykiuose mes jau pradedam tą 3 mėnesių kursą. Nu, tu čia išprovokavai mane, taip nežadėjau, bet tebūnie visokie keliai, žinai, ir visokios galimybės tiesiog pajausti, prisijungti ir pabusti. Tai žodžiu, bet kuriuo atveju mes duodam visą informaciją, tada po šio įrašų, kas dar neaišku, arba jaučiat, kad tiesiog santykiai kliba ir nežinot, nuo ko pradėti ir ką daryti, ar ne, tai Jūratė tikrai mielai priims ir pasikalbės asmeniškai su jumis, arba nukreips į kažkokį konkretų ten tą įrankį, kurį turi parengusi. Ar į savo grupės pakvies, ar į tą 3 mėnesių, jau čia, kaip sakant, bus aiškumas, kai jūs pačios žinosit, ko jūs norit, arba bent jau susisieksit, kad padėtų susivokti, nes kartais mes net nežinom, ko mes norim. Žinau, kad nebenoriu to, ko noriu, o ko noriu ir nežinau. Ne? Tai va, tai kviečiu tai padaryti ir galbūt dar norėjai kažką pridurti prie to. Oi, ką pridurti, aš tiesiog noriu tau padėkoti ir visada, žinai, jaučiu tą dėkingumą, kad visada tai paprastai, lengvai, paprastai ir ta kelionė tokia faina ir tave visiems tiems, kurie žiūrės, tai aišku, gal šitą temą ir ne apie verslo kūrimą ar ne, bet Žaneta ir tas žmogus, kuris gali tiesiog padėti intuityvioms moteriams, bet ir vyrams jau, ar ne, padėti asmeniškai. Visai būna, taip, visiems reikalinga kartais. Išeiti tą tokį matomumą ir dirbi daugiausiai online, pas tave nėra gyvų. Jo, tik tiek, kad aš gal patikslinsiu prie to pačio, kad aš nesu grinai apie verslo kūrimą. Taip, mes turim įvairiausių ir įrankių pagalbos ir taip toliau. Aš esu apie energetiką, verslo energetiką, kitaip sakant, kai aš esu rami, saugi, tvirta, gausoje, tai natūralu, kad plečiasi aplink mane erdvė. Ir mano verslas kaip mano tęsinys. Tai va, jeigu šitas konceptas jums priimtinas, tai tada aš tikrai mielai galiu irgi ir pasikalbėti ir aptarti jūsų situaciją ir pasižiūrėti, ką mes galim padaryti kartu. Beje, aš kaip tik tai turėjau čia 3 dienų renginį ir yra dar prieinami video įrašai ir jeigu jums norisi dar, kaip sakant,
aiškumo apie ką tai ir kur mes einam, galite irgi, aš pasidalinsiu tada nuorodą, yra grupė atskira mentorė savo versle, vadinasi, nuo pašaukimo iki pinigų, tai ten, žodžiu, yra ir įrašai, kuriuos galėsit pasižiūrėti, dar iki 13 dienos jie prieinami, taip kad, voilà, tiesiog noro reikia ir naudokitės visom šitom galimybėm, kurias mes šiandien jums suteikiam. O jeigu Žinai, tu labai, santykiai verslas, Jūratė. labai gražų tokį mintį netgi ištarei, kad mano verslas ir mano tęsinys. O aš dar noriu tiesiog, kas mano tęsinys ir po manęs, ką aš paliksiu. Ką aš paliksiu po savęs. Man vat tas toks visada nuo vaikystės, aš atsimenu, aš tiesiog norėdavau tokių gražių santykių, tokios šeimos. Ir vat, nu tiesiog, kad vat jinai būtų tokia, vat tokia, vat tokia. Ir ten, žinai, matydavau, kokia jinai. Ir vat tokios, kokios norit jūs savo vaikams, šeimos ir vat ką norit palikti vaikams, aš į tai kviečiu pabusti. Pabusti, kad nu, vat, mūsų tas tęstinumas, mūsų ta naujoji karta su ta savo neuro įvairovė tiesiog leisti jiems augti ir pabrėžti, išnešti jų visas stiprybės, o ne dusinti jos, slopinti. Ir tada mes kitus. Jo, ir tada mes galim, kai mes vat, savyje tiesiog išlaisvinam tą savo tokį autentiškumą, tą tikrumą, gyvumą. Ir čia viskas, aišku, taigi ir nuo moterų, nuo mamų, labiausiai nuo mamų, nes vaikai saugioj erdvėj vystosi, evoliucionuoja ženkliai, vat, tas savo, žinai, duotybės, dovanas išreiškia greičiau. Moteris irgi vat, jaučiasi, ar ne, va toj saugioj erdvėj. O kada aš galiu jaustis saugiai? Tada, kai man viduj va tiesiog ir saugu. Man su savim ir gera. Aš galiu būti ir viena, galiu ir su vyru būti. Aš galiu ir viena, ir su partneriu būti. Aš galiu eiti laivą ar ten Zoomą viena, aš galiu ir su Žaneta. Nu, va tas fainumas, kad tiesiog man nebereik nieko. Ir leiskim visiems augti. Ja. Tai ačiū, Jūratė, tau už tai, kad tu darai, kad tu esi pasirengus ir kitom padėti, ne tik tai savo tą išmintim, savo kelionę ir patirtim, nes aišku, mes galime tik savo pasilaikyti, tai ir tik savo naudoti, bet mes jau ne apie tai, mes jau suvokiam, kad iš tiesų norisi skleisti jau tai, ką mes pačios savyje esam patyrusios ir dėl to kviečiam ir jūs jungtis ir nesėdėti kažkur savo skausmuose vienoms, o tiesiog jungtis atitinkamos grupės, kur moteris būtent yra apie tai ir viena kitai labai didžiulė pagalba, jau nekalbant apie tai, kad yra ir Jūratės šiuo atveju pagalba, kaip tam tikras aiškumas ir vedimas, kad tinkama kryptim, kaip sakoma, judesys šitas būtų ir nereikėtų užsibūti ten, kur jau mes išaugom, jau nebe mums. Dėkui tau, gera buvo pasibendrauti ir lauksim nuorodų. Būtinai. Ačiū ir iki. Ačiū ir iki.